rungtynės buvo tokios mirtinos, taškas į tašką. Šiandien faktiškai sutriškot varžovus, kas buvo kitaip? Aš galvoju, kad geras psichologinis pasirengimas, nes visi supranta, kad pergalė 2 taškais tai yra tokia, sakysim, ir sėkmės įtaka gali turėti. Tai vyrai nebenori, namuose žaidžiam, nebenori gaudyti tos sėkmės paukštės, bet buvo labai koncentruoti, labai mobilizuoti ir aš labai dėkingas jiems už gerą darbą. Tiesiog sužaidė ženkliai geriau negu prieš tai 2 rungtynes ir tas skirtumas taip pat. Laurynas Samėnas labai taip užtikrintai įsiliejo į komandą. Prieš tai trūko tokio žmogaus, tokio dar vieno metiko? Metikų visą laiką trūksta. Tada per daug metikų yra, bet kad pakvietėm Samėną, tai buvo geras klubo vadovybės, geras darbas, geras skautingas. Pasitaikė tokia proga ir džiaugiuosi. Visų pažįstamas, žinomas buvo žaidėjas. Pasitikiu ir džiaugiuosi, kad jis taip žaidžia ir linkiu ateity, kad žaistų taip pat. Kokį įspūdį paliko paskutiniai tokie įspūdingi ugniaus taškai susirena? Džiaugsmą, tokį šiltą džiaugsmą krūtinėje, nes įsivaizduoju, jam vaikinui dar dabar rankos turbūt dreba ir jam drebėjo, kaip Eimantas užregistravo, pasakė, kad tu žaisi, jau jam drebėjo, aš mačiau, kaip jis ant suoliuko ten jaučiasi ir įmest taškus, išeiti į aikštelę LKL varžybose, tai tikrai neįsimintina diena ir labai džiaugiuosi, kad jam pasisekė sėkmingai pradžiuginti Utenos žmonės, Uteniškis tikras. Ta forma komandos 24 taškais laimėta trečiadienį, 24 šiandien vėl nekyla į viršų. Negirkim dienos be vakaro, taip kad ir sezonas dar tik įpausėjo. Jeigu kyla, tai gerai, bet čia kažkas labai gerai, nereikia taip sakyti. Gerai, kad kyla, bet darbo yra